Labą dieną. Tai, manau, šiek tiek apibendrinsiu temas, apie kurias jau buvo kalbėta, bet tikiuosi, kad kažką ir naujo pasakysiu. Visų pirma, didelė garbė man atstovauti šiandien abi institucijas ir Sociologijos institutą, kuriame dirbu mokslo darbuotoja, ir Lietuvos mokslo akademija, kurioje esu jaunosios akademijos narė. Tad kaip sufleruoja pavadinimas pranešimo, apžvelgsiu tai, kas vyksta mūsų šalyje, kalbant apie gyventojų pasiskirstimą ir persiskirstimą, tad šiek tiek geografijos. Ir ruoždamasi šiam pranešimui nusprendžiau, kad kitas svarbus tikslas yra pristatyti ir skyriaus, kuriame dirbu, tai regionų ir miestų tyrimų skyriaus veiklą, kadangi mūsų darbai visų yra labai susiję ir tai, ką pristatinėsiu, iš tikrųjų tai yra apima mūsų visų veiklą ir tyrimų sritis. Šiek tiek patikslinant, kasgi ta Lietuvos gyventojų geografija šiame pranešime, tai neapžvelgsiu visos geografijos, visos istorijos, nes jos iš tikrųjų buvo labai didelės laikant bėgui, bet žinoma, tai turi įtaką ir šiandieniniams procesams. Orientuosiuosi į nepriklausomą Lietuvą, į naujausias kaitos tendencijas ir apie procesus, kurie apima visą šalį, bet šiek tiek daugiau akcentuosiu procesus vykstančius miestuose ir regionuose. Tai bendrai kas vyksta ir kas jau šiandien buvo diskutuota, tai gyventojų skaičius labai stipriai mažėja, didėja teritoriniai skirtumai, didėja socialinė nelygybė, senėja gyventojai, didėja segregacija, tai paskutiniai punktai šiek tiek vėliau. Tai pirmiausia apie gyventojų skaičių. Ir čia matote žemėlapį, labai iškalbingą, kurį sudarė mano kolega Viktorija, kurios kažkodėl nėra, visi kiti yra. Tai žemėlapis iliustruoja mažėjantį gyventojų skaičių ir kartu gyventojų teritorinį persiskirstimą. Du tokie labai aiškus, labai intensyvūs procesai. Kuo spalva šaltesnė, niūresnė, tai tuo daugiau tos teritorijos netenka gyventojų. Dėl migracijos į kitas Lietuvos vietas, dėl migracijos į užsienį, natūralios kaitos, senėjimo, tai dėl visos gausos procesų. Tai vieninteliai šilti, augantis yra Lietuvos didžiųjų miestų priemiesčiai. Tai pokyčiai labai intensyvūs tiek didėjimo, tiek mažėjimo prasme gyventojų persiskirstimo. Bet iš tikrųjų mes tai traktuojame kaip tokį natūralų prisitaikymą prie pasikeitusių aplinkybių. Ir manom, kad gerai, kad tas vyksta prisitaikymas. Jeigu jo nebūtų, tai turbūt šalies progresas, šalies ekonomika būtų žymiai lėtesni ir silpnesni. Tai kaip ir evoliucijoje išlieka nebūtinai stipriausi, bet išlieka tie, kurie gali prisitaikyti. Bet kaip pasiekmė dėl šių procesų yra daug iššūkių. Kaip matome, transformuojasi visa Lietuvos apgyvendinimo sistema, vietoj tokios aiškios policentrinės miestų sistemos su daug regioninių centrų. Matosi, kad toje jūroje depopulacijos tie centrai išnyksta ir lieka tik 3 didieji miestai su savo priemiesčiais. Kaimai tampa dar labiau kaimais, tai vėlgi diskutuotinas labai yra klausimas, ar reikia gelbėti tas mokyklas, ar visgi orientuotis į kažkokius centralizuotus sprendimus. Vis daugiau turėtume kalbėti, ieškoti smart shrinkage, to protingo traukimosi sprendimų, kurie taip pat yra tyriami, ieškomi, analizuojami mūsų skyriuje. Ir tie procesai tokie intensyvūs, spartus Lietuvoje, kurių nepaaiškina nei tradicinės miestų ar šalių vystymosi teorijos, kurios kurtos kaip taisyklė vakarų pasaulyje, ir mūsų reiškiniai iš tiesų yra saviti, todėl turime ieškoti ir savų sprendimų. Tai būtent mūsų skyriuje tą mes ir darome, vykdome įvairius projektus, analizuojame tiek periferinius kaimiškus regionus, tiek augančius regionus, tiek apskritai gerovę, regioninius skirtumus, tai nuolatos vykdome projektus, rengiame publikacijas, tai čia tiesiog sąrašas naujausių darbų, bet bendra mūsų tyrimų išvada, labai tokia generalizuota yra, kad procesai, kurie tęsiasi, jie jau tęsiasi kelis dešimtmečius, beveik linijiniu būdu,
Tai, kad gyventojų mažėja ir kad jie persiskirsto, nėra nei blogai, nei gerai. Tiesiog vyksta toks prisitaikymas, kuris didžiąją dalimi vyksta pačių gyventojų veiksmais, pačių jų pasirinkimu. Ir tai tęsis ir toliau ir žinoma, kažkiek valstybės intervencijos į tuos procesus galbūt reikėtų, bet tik tiek, kiek tai padėtų patenkinti labiausiai pažeidžiamų grupių poreikius. Vienas iš pavyzdžių tai projekto apie periferinius regionus, tokia eskizinė schemutė, tarkime, Lietuvą sudaliname centro periferijos pjūvių. Periferija, tai kur yra sparčiausias mažėjimas, centras, kur vyksta augimas. Ir tai, ką čia matote, tai tam vaizdą suformuoja eilė faktorių. Tai ir geografiniai, demografiniai, ekonominiai, socialiniai veiksniai. Ir tai paremta praėjusių 2 dešimtmečių tendencijomis, bet tikėtina, kad tokį vaizdą, kur yra augimo potencialai, kur mažėjimas vyksta teritorijų, tai tęsis dar bent 10 ar 2. Ir ar įmanoma suvaldyti šios procesus, juos apgręžti? Galbūt, bet ar to reikia ir kiek to reikia, kiek tai kainuotų ar ne? Ir kaip mes įsivaizduojame, kokia būtų ta ideali Lietuva, kiek joje turėtų būti gyventojų, kokio dydžio turėtų būti, tarkim, Joniškis, Biržai ar kiti miestai, tai turbūt nebūtinai jie turi atrodyti taip, kaip atrodė prieš 30 metų. Tai čia tiesiog pasvarstymai, ne? Toliau šiek tiek primityviai pailiustravimas esamų procesų. Tai kalbant apie gyventojų skaičių, daugiausia, bent jau buvo kalbama, dabar šiek tiek aprimo, kalbama apie emigraciją. Taip, tai iš tikrųjų svarbus procesas, dėl kurio Lietuva netenka gyventojų, ypač jaunesnių, darbingų gyventojų, tad Lietuvoje lieka vyresni. Jų taip pat pamažu netenkame palaipsniui. Tai emigracija paveikia visą šalį. Tačiau regionuose gyventojų labiausiai mažėja ne dėl emigracijos, ne dėl natūralios kaitos, žinoma, tai irgi svarbus faktoriai, bet kiekybiškai labiausiai gyventojų skaičiaus regioninius skirtumus lemia vidaus migracija. Ir Lietuvoje tyrimų nėra daug, aš šiek tiek bandau taisyti padėtį šią linkmę. Bet kas neišemigravo iš šalies, tai didelė tikimybė, kad migruoja šalies viduje, taip didindami dar tos regioninius skirtumus, taip silpnindami periferinius regionus. Ir kartu keičiasi ir gyventojų sudėtis, kadangi tie, kas migruoja į miestus, jie dažniausiai yra jaunesni, aukštesnio socialinio statuso gyventojai. Tai dėl to centro periferijos pjūvių labai keičiasi ir gyventojų sudėtis. Žinoma, yra priešingas migracijos srautas, kuris tarsi suaktyvėjo su COVID-u ir galbūt kažkiek tai dar aktyvėja, bet skaičiai rodo, kad iš periferijų išvyksta 4 kartus daugiau gyventojų, nei į jas atvyksta gyventi, išvyksta jauni, išsilavinę, o į periferijas atvyksta vyresni ir tokio labai įvairaus socialinio statuso žmonės. Tiesa, kad daugėja norinčių gyventi kaime, tai labai LRT sekmadienio ryto programa atskleidžia visos savo laidos, bet nemažėja ir norinčių išvykti iš kaimo. Ir jeigu anksčiau išvykdavo tie geriausi gyventojai, jauniausi, labiausiai išsilavinę, kurie ieško tiesiog geresnių darbo vietų, dabar jau išvyksta ir visi likusieji. Tai susiduriam irgi su kita problema, kaip vieniši geografai atvykę atlikti apklausų į miestelius, kaimelius, jie ten gyventojų jau ir sunkiai randa. Dabar iš kaimų persikelsime į miestus, tai vėlgi tarsi atrodytų, kad kaimai mažėja labai blogai, miestai auga labai gerai. Iš tikrųjų, norėjau tokį įspūdį sudaryti, kad taip, kaimai mažėja, gal ir blogai, bet mes nelabai ką galime ten padaryti, tarsi tie procesai samaime vyksta ir turėtų susireguliuoti. Kas vyksta miestuose, juose labai didėja nelygybė. Ir didėja segregacija. Segregacija tai yra nelygybės erdvinė išraiška, tai gyventojų išsirūšiavimas erdvėje pagal kokius nors požymius, pavyzdžiui, tautybę, rasę, pajamas.
Tai irgi liečia migraciją tiesiog žemesnėme lygyje. Pasaulio mokslininkai vis daugiau ir vis garsiau kalba apie didėjančią segregaciją, ypač pajamų atžvilgių, pajamų turto atžvilgių, kuomet visuomenėje yra nelygybė, skirtingas pajamas turintis gyventojai turi skirtingas galimybės įsigyti būstą, tiek pagal įvairius fizinius jo parametrus, tiek pagal lokaciją, vis daugiau žmonių apskritai būsto nebeįperka, tai gyventojai išsirūšiuoja erdvėje, išsirūšiuoja mieste. Kažkiek segregacijos nėra blogai, jos visada kažkiek tai buvo, tačiau visose miestuose ir Vilniuje, ir apskritai visoje pasaulio miestuose segregacija didėja ir tai lemia įvairius neramumus, didina skurdą, didina įtampą, susipriešinimą visuomenę. Problema su segregacija yra tokia, kad kai ji prasideda, ji yra linkusi didėti, augti toliau, o jos suvaldyti kol kas Lietuvoje tikrai niekas nebando, pasaulyje bando, dar ieškoma sprendimų. Tai segregacija formuoja uždarą ciklą, kuris dažniausiai prasideda nuo gyvenamosios aplinkos, kartu su žmonėmis įkeliauja į darbo vietas, su vaikais į mokyklas, į laisvalaikio leidimo vietas ir tas ratas tęsiasi, segregacija didėja. Tai viskas gerai, jeigu esame toje geroje padėtyje, ne kažkur aukščiau ir mūsų gyvenimo kokybė visose srityse yra gera ir galbūt gerėjanti, tačiau tie, kurie esate tame dugne, tai jie turi labai mažai šansų iš jo pakilti į viršų. Ką daryti? Tai siekiama kurti miestą, kur žmonės būtų pasiskirstę kuo tolygiau, kur įvairios socialinės grupės galėtų susitikti kartu ir tiek neleisti laisvalaikį, bet tiek ir gyvenamosios vietos atžvilgių, kad būtų tas miksas, kad visi turėtų vienodas išsilavinimo galimybės, įsidarbinimo galimybės, susisiekimo galimybės. Tai kaip minėjau, šį procesą būtina kontroliuoti, nes jis linkęs didėti, ypač jei nėra taikoma jokių priemonių, tai ir apskritai daug kalbama apie įtraukės visuomenės, apie lygybę, tačiau praktiškai mažai kas yra daroma ir žinoma, tie sprendimai yra labai kompleksiški, sudėtingi, traukia ir būstą, ir gyventojų senėjimą, miesto planavimą. Ir pabaigai iliustracija Vilniaus miesto su regionu, tai čia yra gyventojų pasiskirstimas pagal profesinį statusą. Kairėje pusėje kartos schema, kur žalia spalva reiškia, kur gyvena aukštą profesinį statusą turintis gyventojai, tai aiškiai matosi, kad koncentruojasi centrinėje miesto dalyje. Dešinėje pusėje gyventojai su žemu profesiniu statusu, tai vėlgi žalia spalva, didesnė koncentracija. Ir matome, kaip šios dvi grupės teritoriškai yra atskirtos viena nuo kitos. Ir ta atskirtis iš tikrųjų tiek pagal profesinį statusą, pagal tautybės, pagal amžių, net ir Lietuvoje, ir Vilniuje, ir kitose miestuose jas labai vis atsiskiria viena nuo kitos. Tai žmonės vis labiau izoliuojasi pagal socialinį statusą, pagal įvairias savo charakteristikas, atsiskiria vieni nuo kitų.